Sveiki, mėly bičiuliai. Na, tokie irgi padarysiu dabar. Vakar buvo toks epizodas, toks techninis, pozityvus, reikalaujantis šiokio tokio veiksmo, pasiruošimo, bet tai irgi sakyčiau gera repeticija. Na, o šitas epizodas mano yra šiokia tokia reakcija, jau kokią savaitės ar dviejų apmąstymai, žiūrinti bendrą tą situaciją visoje vadinamoje opozicinėje stovykloje, kuri vadinasi iš esmės karas prieš visus, visi prieš visus kariauja, užsiminėja visokiais niekais, niovijasi, pykstasi, nepasidalina kažko, skleidžia apkalbą vienas kito nemėgsta, nekenčia, buvę draugai tampa nebe draugai, išsidraugina iš socialinių tinklų, jeigu taip galima vadinti. Nu, aišku, Facebooko draugas tai netolygų tikras draugas, bet tiesiog yra tokia savoka yra įvesta, tai naudokime kol kas tokia, nes jinai įprasta jau pasidarė. Ir matome tokį iš tikrųjų audrą stiklinėje, kurioje daug triukšmo, daug paskolų, daug emocijų, bet kažkokio bendro konstruktyvaus kažkokio proceso visiškai tame nematyti. Ir tai yra, sakyčiau, ganėtinai simptomiška, nes ir tai atspindi iš tikrųjų, tai aišku nėra nauja, tai yra periodiškai tie dalykai pasikartoja. Aš kai šiek tiek su sociologais susidūręs ir šiaip su politiniais procesais aš tą nuolat pastebiu ir tai atsikartoja vienokį ir kitokį lygmenių. Tai galima pasakyti yra keli aspektai. Vienas iš aspektų yra tai, kad žmonės nelabai turi ką veikti ir nelabai žino ką veikti. Kai tu nežinai ką veikti, bet tu nori kažką veikti, tai tu pradedi užsiimti paprastų dalykų. Tai yra lieti emocijas, tai yra kažką daryti, reikšti savo nuomonę. Labai mėgsta žmonės reikšti savo nuomonę. Aš kažkada darysiu atskirą laidą apie tai, dėl ko aš nemėgstu tokio dalyko kaip nuomonė. Nes nuomonė reiškia nuo žodžio numanyti, o dauguma tiesiog nuomonė galvoja, kad tiesiog aš išsakau savo požiūrį. Požiūris ir nuomonė yra skirtingi dalykai. Nuomonė, kaip sakau, nuo žodžio numanyti, nusimanyti. Tai reiškia, tu reikšdamas savo nuomonę, reiškia nusimanimą, tai yra žinojimą konkrečioje srityje. O dauguma žmonių tiesiog būna pliurpė, belė pliurpė, bet nepareiškia kažkokios konkrečių faktų, argumentų ir nemoka apginti savo pozicijas. Tad gaunasi toks pliurpalizmas. Tai ne veltui ir visa ta vadinama opozicija, kadangi tų teorinių žinių ir apskritai kažkokių politinių žinių trūksta, tai lengviausias dalykas, ko užsiimti, tai tiesiog tokių bobų turgum, tokių skandalais, apkalbomis, kuriuos aš stengiuosi nesivelti, mane bando vienaip per kitaip įvelti, bet man tai tikrai tokie dalykai neaktualu, nes aš žinau, kad tai tokiais dalykais tu nieko nesukursi, tik tiesiog sukelsi daug emocijų, išsiardysi, įsidraskysi ir prasme, po to, kai tau reikės kažką konkretaus nudirbti, jau bus sudėtinga, nes tada kiekvienas laikys kažkokį tai pyktį, nuoskaudą ir jau bus sunku susėsti už bendro stalo ir susitarti. Aš aišku nebijoju, kad galbūt tam tikros institucijos tokius dalykus ir pastimuliuoja, kad žinai, kad žmonės labiau tarpusiai susijęstų ir nesusitartų, nes visuomeninius procesus Lietuvoje gana stipriai kontroliuoja tam tikros institucijos ir jeigu bent kažkoks judesys atsiranda, jam atsiranda kontrjudesys, tai yra kaip jį nugesinti. Bet aišku, čia yra ir daug tokių žmogiškų dalykų, kurie pasireiškia per nežinojimą, per veiklos imitaciją, kada tu nori kažką konkretaus tipo parodyti, kad tu veiki, tu aišku nežinai ką daryti, tai tada veiki to liežuvio malimu, tai yra, tai kažką komentuoji aplink vykstančius įvykius. Nors kartais galbūt tiesiog nebūtina kažką komentuoti, kartais tiesiog reikia tiesiog stebėti. Arba jeigu jau komentuoji, tai komentuoti galima ir kritikuoti galima, kol kritika yra geras dalykas, jeigu jinai parengta argumentais ir faktais. Kritikuoti galima viską, bet tu tai gali daryti pakankamai korektiškai, normaliai ir nesudeginti visų įmanomų tiltų. Nes kokia prasmė tiesiog visus kitus, ten, kurie tau neįtinka tavo požiūrį, išvadinti asilais, idiotais, ten, sektantais, tai dar kažko, tu to žmogaus nepakeisi mąstymo, bet tada tu gausi automatiškai pyktį ir konfliktą su to žmogum ir su jį palaikančiai žmonėmis. Ir koks iš to nauda, koks iš to rezultatas be abejo tai yra niekinis. Kaip ir minėjau, dėl to irgi antras aspektas, dėl tų nuomonių raiškos, tai vėlgi tai yra tam tikras liberastinis dalykas. Mes be abejo gyvename tokiam liberastinėme, toks kabutėse liberalizmas, iš tikrųjų toks liberal fašizmas, tokiam periode, kada išreikštas, kad kiekvienas gali čia šnekėti visokias nesąmonės, kiekvienas gali būti savaip kvailas ir nebūtina žinoti, bet užtat būtina turėti savo nuomonę. Tai ir labai svarbu yra aš išreikštas liberacijoje, svarbu mano, aš pasakysiu, aš žinau, geriau žinau. Tai be abejo tas atsispindi ne tik toj pozicijai, kuri yra valdančioji klasė, bet ironiškai ir toj
opozicijoje tas pasireiškia, kurie nori oponuoti, tipo nepatenkinti esamą santvarką, bet jie yra toks veidrodinis efektas tų pačių, kurie valdo, kurie yra formuoja šitą santvarką. Nes natūralu, mes visi daugiau ir mažiau esame šio laikmečio ir šios santvarkos produktas ir mes esame irgi daugiau mažiau suburžuazėję. Nes aš pat irgi tos dalykus labai gilinuosi ir aš pasąmoningai kiekvieną dieną kovoju su savo to buržuiškumu, kuris pas mane irgi be abejo skverbėsi visais įmanomais būdais, nes aš irgi negyvenu kažkokiam vakume, aš gyvenu taip pačioj visuomenėje, žiūriu į tos pačius tikriausiai filmus, klausau tas pačias tinklalaidės ir taip toliau ir mane irgi bendra aplinkinė esanti masė tokia kultūrinė be abejo irgi slegia ir veikia ir aš tada kiekvieną dieną aš turiu save peržiūrėti, permastyti, kas aš esu, koks mano santykis su visuomenė ir ką aš norėčiau matyti, kad kitaip būtų. Tai dėl to visada labai svarbu apgalvoti, ką tu darai ir kokios yra tavo pasisakymų pasiekmes. Ir jeigu aš noriu visai kitos visuomenės, tai ir aš turiu elgtis taip, lyg aš būčiau jau tos kitos visuomenės dalimi. Tai reiškia, aš tada turiu elgtis kitaip, visai kitokį elgesio šabloną pateikti. Ir tada, aišku, kai aš pats esu kitoks, tada ir galbūt žmonės jau turi kažkokį orientyrą, į kurį gali irgi orientuotis ir irgi tapti kitokie. Nes jeigu mes kritikuojame esamą santvarką, o elgiamės lygiai taip pat kaip esamos santvarkos apologetai, tai yra ir reiškiam savo nepagrįstą nuomonę, kur jinai iš tikrųjų neparemta jokiais argumentais, faktais, negerbiam kitų žmonių, kitą poziciją turinčių žmonių. Aš nesakau, kad tai turi būti abstrakti tolerancija, ne, be abejo, tai kiekvienas turim turėti savo tas nuomonės, pozicijas, bet kiekvienas galime savo tas pozicijas ginti argumentais, faktais ir ta pačiu, kaip sakom, nemalsų šūdais visai kitaip mąstančių žmonės, nes tiesiog net jeigu tu nesi pakantus žmogus, tai tiesiog elementariai neefektyvu yra, tai nieko nekeičia. Jeigu tu nori pakeisti kito žmogaus mąstymą, tu turi daryti taip, kad jis pats natūraliai prieitų prie tam tikrų išvadų, o ne per jėgą jam sumaitinti vienokį ir kitokį požiūrį. Tai va dėl to mes iš tikrųjų turime tokį vyraujančią specifinę sąmonę, vyraujantį nežinojimą ir nesupratimą, ką reikia daryti, kad Lietuvoje būtų kitaip. Ir dėl to gaunasi toks bendras turgus, kuriame žmonės tarpusai pykstijasi, niovijasi ir nieko konkretaus nesukuria. Aišku, dar galima sakyti taip, kad mes esam gana turbūt tokiai informaciniai tokiai erdvėjai užsisukę ir mes pakankamai nutolę nuo tų visų esamų problemų. Nes, realiai, mes dabar gyvenam tokiam laikmetyje, kad karas gali bet kada prasidėti ir mes esam karo zonoje. Paskutinių metų Lietuvos gimstamumas yra rekordiškai mažas. Mes turim smunkančią visą socialinę sistemą, matome ir masiškai gydytojai palieka savo darbovietės, tai gerų medikų trūkumas jaučiamas visur, net ir miestuose jis jau jaučiamas, ne tik provincijoje. Gerų mokytojų trūkumas irgi yra stipriai jaučiamas ir praeitais metais mano sūnus į 1. klasę ėjo ir šiaip ne taip, prieš pat rugsėjo 1 rado jai mokytojai, pradinių klasių mokytojai, įsivaizduokite, jeigu būtų neradę, tai ką pamokos nevyktų pirmokams. Tai mes gyvename artėjančio kažkokio socialinio ir politinio kolapso sąlygomis ir opozicija, kuri turėtų parodyti kažkokį rimtą intelektualinį potencialą, jau užsiema visiškais niekais. Ir aš visiškai suprantu žmonių, tai irgi nevilti, kai pasižiūri tos žmonės, kurie turėtų jos kaip ir telkti. Jie nieko negali intelektualaus pasiūlyti, o kaip tik tai gandus ir pliotkus ir tarpusavį niovijimąsi. O reikėtų iš tikrųjų mums jau labai greitai rasti pakankamai rimtus sprendimus, nes kiekvienais metais vis po truputį blogės ir blogės ta situacija. Ir iš tikrųjų aš pranašuoju, kad, pavyzdžiui, per kokį 10 metų Lietuvoje lietuvių etniškai bus gal koks 60% nedaugiau. Ar tai yra gerai ar blogai, čia spręs kiekvienas pats, bet aš manau, kad vis dėlto čia toks nedidelis kraštas yra ir mūsų pakankamai nedidelė tauta. Ir mes negalim sau leisti tokią prabangą, kokią gali sau leisti didžiosios šalis. Ir mes turėtume išlaikyti vis dėlto šitą kraštą homogenišką, daugiau ar mažiau. Tai nereiškia, kad tu turi kažko nekęsti kitų tautų, be abejo, tu turi gerbti visas tautas, su jom palaikyti visus normalius santykius, bet tiesiog mes žinome, kad tai realiai bet koks didesnis konfliktas ar didesnės kažkokias krizės ir mes gali pas mus atsisukti tam tikrai negrįžtami procesai ir tiesiog mes tokie kaip etnosas galime nunykti.
Todėl mūsų iš esmės reikėtų labai stipriai peržiūrėti visą mūsų vystymosi konceptą, kurią pusę mes einam, ką mes norim padaryti, kokią sistemą sukurti. O dabar viskas gaunasi, taip naura, stichiškai vystosi. Yra kažkokias gairės nurodytos tų valdančiųjų grupių, pagal kurias Lietuva stichiškai vystosi. Opozicija užsiema odegizmu, tai yra loja iš paskos pagal jau įvykusi faktą. Visiškai nesimato intelektualinių potencialų burti žmonės konkrečiai veiklai ir užbėgti įvykiams už akių. Tam reikia žinių, tam reikia sugebėjimų. Visą tai galima įgyti ir išmokti, bet aš nematau noro mokytis, kas mane labai keista ir ganėtinai liūdina. Turbūt geras to rodiklis yra pas mane čia šitam kanale tokia laidų ciklas, kuri vadinasi teorija. Tai yra mažiausiai peržiūrų renkanti kategorija. Tai rodo, kad iš tikrųjų žmonėms mažai domina tie teoriniai dalykai, nors tą, ką pasakojo Kostas ir ankstesnėse laidose ir aš teorinės dariau. Tai iš esmės mes pasakojame pačią esmę, mes einame į patį sistemos tą širdį, yra ypač dabar Kosto pasakojama apie prekę, apie kapitalo atsiradimą, tai yra tai, kaip susiformavo ir kaip gimė ir kaip dabar vystosi visa ši dabartinė santvarka. O visi kiti dalykai yra išvestiniai, jau po to einantis. Tai dabar visa ta bazė, visa taip, kaip pasiranda prekė, kaip pasiranda tas darbas, kaip jis darbas nusavinamas. Ir žmonėms tai nelabai kažkaip aktualu, labai žmonės mažai gilinasi. Ir jei tai rodo, jeigu žmonės mažai gilinasi, jiems neįdomus yra sisteminiai dalykai, tai kas jiems įdomu pliotkai. Pliotkus galime klausyti metus, 2, 3, bet jie socialinių pokyčių jums net neš. Jeigu mes norim socialinių pokyčių, mes turim užsiimti rimtais dalykais. Ir rimti dalykai taip reikalauja pakankamai rimto smegenų darbo, jie reikalauja resursų. Mąstymas yra ganėtinai toks fiziologiškai toks neparankus procesas, nes mąstymas, smegenų darbas reikalauja daug kūno resursų. Todėl kūnas stichiškai priešinasi mąstymo procesui. Todėl čia tam reikalinga yra savotiškai ir valia. Tai tu turi sugebėti kontroliuoti savo kūno procesus, tu turi sugebėti savo išlavinti poreikį mokytis. O smegenys, kaip ir bet koks kitas kūno organas, jis irgi yra treniruojamas, kaip ir raumenys yra treniruojami per darbą, per valią. Taip ir smegenys yra treniruojami per darbą ir per valią. Ir jeigu žmonės nori mokytis, jeigu jie užsibrėžia tikslų pasiekti kažkokias, gauti informaciją, gauti kažkokią konkrečią teoriją, suprasti esamą padėtį, turiu ne iš kažkokių padrikų YouTube filmukų, bet tiesiog nuosekliai studijuoti, tai tada mes galime turėti kažkokią viltį, kad kažką pakeisime. Aš kiek domėjausi ir anksčiau visos visuomenėse prieš revoliuciją būdavo masinis pakilimas mokymosi. Tarkim, Rusija 1917 metai ir buvo masinis pakilimas mokymosi, diskusijų, debatų. Žmonės skaitė rimtą literatūrą, į frontą keliaudavo rimti laikraščiai. Žmonės būdavo neapdavalgę, apskūrę, bet visi norėjo gauti rimtos literatūros, kad ir kokį Gorkį skaityti, ten kokius nors. Ar ten bolševikus, ar anarchistus, ar ten eserus, ar dar kažką, žinai, kam pagal politinės pažiūras, visi skirtingas, bet skaitė politinę literatūrą, diskutavo, debatavo, gyvenimas vyrai išvirtų, ten 2 revoliucijas vyko 17 metais. Taip, tas procesas buvo skausmingas, bet tai rodė, kad gimsta nauja santvarka, gimsta nauji visuomeniniai santykiai ir be abejo, tai ne visada pavyksta be kraujo padaryti, ne visada pavyksta gražiai padaryti. Bet tai rodo, kad visuomenė gyva ir kad jinai nori vystytis ir jinai ieško kelio. Kai visuomenė užsiema tik skandaliukais, pletkais ir visokiais niekais, tai rodo, kad visuomenė bukėja, tai rodo, kad visuomenė nekelia savo aukštų tikslų, tai rodo, kad jaunimas nenori pakeisti pasaulio, o seniai irgi yra aptingę, nesiekia savo anūkams, vaikams sudaryti geresnės sąlygos, o nori gyventi tokiai komfortiškai varlės virimo pozicijoje, kada vanduo iš lėto verda, o varlė tai savo palengva verda ir jinai nepastebi, kad vanduo užvyrės, jinai tik sako, čia priešiška propaganda, vanduo šiltas maloniai. Bet aišku, kažkurio momentu, kai ta temperatūra pasikeičia, tada jau varlė nebespėja iššokti. Bet jeigu varlytė sugebėtų stebėti aplinką, suprasti procesus, tai suprastų, kad vanduo yra kaitinamas specialiai ir iššoktų laiku iš to šylančio vandens. Tai mes esame irgi dabar tos varlės pozicijoje, mes matom aplink vystančius reiškinius, vieni jau supranta daugiau, kiti mažiau, bet bendroji sumoje pilnai suprantačių realų vaizdą yra ganėtinai nedaug, nes tam reikia pakankamai rimtų studijų
Ir dėja, tiek mūsų opozicija, tiek ir atskiri žmonės labai mažai užsiema tuo tikruoju švietimu. Daug yra šnekama apie žmonių švietimą, bet iš tikrųjų tai, kad konkrečiai būtų žmonės šviečiami ir duodamas konkrečios žinios, o ne tik kažkokios nuomonės ir požiūriai, viso to trūksta. Ir pas mane to kanale yra, galėtų būti ir daugiau, gal su laiku ir daugiau ir atsiras. Tai be abejo, komerciškai yra man nenaudinga, nes tai mažina peržiūras, kai mažina peržiūras, automatiškai užsisuka YouTube algoritmai, tada mano kanalą meta mažiau ir dėl to pas mane nėra tiek daug tų prenumeratorių ir žiūrovų, bet aš manau, kad yra mano tam tikra visuomeninė pareiga perteikti tikrai rimtas žinias žmonėms, kurie galbūt šiuo momentu to per daug nesidomi, bet gal po metų, po 5, jeigu YouTube kanalas išliks, jeigu neišliks YouTube kanalas, tai į Rumble, Marius Jonaitis, nueikit, irgi yra sukelti mano seni įrašai, kas netingit, prenumeruokit, nes ten metus laiko kelių video ir tik apie 70 prenumeratų yra. Vat ir tau pasakymas, rinkitės kitas alternatyvas, o ne YouTube. Deja, YouTube'as yra kol kas vienintelė masinė vaizdo talpinimo platforma, su kuria galima pasiekti žmonės, visi tokie rumblai, jie yra labai nepopuliarūs, bent jau tarp lietuviakalbės auditorijos. Tai va, aš ten dedu video tiek čia, tiek ten ir jeigu žmonės šiuo metu nejaučia poreikio, tai aš manau, gal per kelis metus atsiras tas poreikis gauti realių tikrų žinių, kurios padės suprasti pasaulį, padės žmonėms ir ypač kertiniams žmonėms, kurie pretenduoja būti opozicija, nustoti užsiimti tokią veiklos imitaciją, užsiimti to, ko iš tikrųjų reikia. O šiuo metu 2 esminiai dalykai, ką gali opozicija padaryti, yra burti liaudies žurnalistiką, tai yra informacinį karą kovoti, tai yra pateikti kitą informaciją, teisingą informaciją, tai yra burti savo kanalus, bendradarbiauti, vienytis, auginti auditorijas. Antras, per juos pateikti ne tik bendras informaciją, bet ir kažkokias tikslingas teorinės žinias. Ir trečias variantas, ką gali padaryti, tai burti žmonės įvairiom pilietinėms iniciatyvom, tiek eiti seniūnaičius, tiek dalyvauti vienose ir kitose iniciatyvose, burti profsąjungas, burti namų bendrijas, burti bendruomenės, kad ir elementarias talkas burtis, tai yra, kad žmonės sugebėtų ne tik nuotoliniu būdu oponuoti, bet ir sugebėtų gyvai susitikti ir atlikti vienokį ir kitokį prasmingą darbą. Pradžio galbūt nedidelius darbukus, bet su laiku padaryti vis didesnius, nes irgi kaip raumenys yra treniruojami per darbą ir valią, kaip smegenys yra treniruojami per darbą ir valią, taip ir visuomeninė gyva veikla irgi treniruojama per darbą, per valią, kaip aš vadinu, valią veikti. Ta valią veikti kiekvienas gali išsiugdyti savyje, tam tiesiog tu turi jausti tam tikrą pareigą už save, už savo šeimą, už savo bendruomenę, jausti pasipiktinimą, kad viskas vyksta ne taip, kaip reikia ir tada tu prisiemi atsakomybę ir bandai geriau ar blogiau, bandai pakeisti esamą situaciją, kad ir daugiabučių namų bendrijos lygmenyje. Pradžiai jau tą pradedi daryti, tai jau yra gerai. Po to gali daugiau žygiuoti. Tai va, draugai, tokias gal kažkiek ir padrikos mintis, bet man tas galvoje sukasi. Norisi tikrai pakelti bendrą visuomeninį lygį, kad turėtume normalią poziciją, normalią žiniasklaidą. Visą tam reikia pakankamai daug resursų, tiek žiniasklaidai. Reikia svarbiausias resursas yra laikas. Laikas yra dėja kapitalistinėje visuomenėje paprastam žmogui jis yra toks limituotas, nes tu turi eiti dirbti, kad tu išgyventum, kad išlaikytum savo šeimą, kad susimokėtum už būtą, mokesčius visus einamosius, pavalgytum pats. Ir tada tu po visų darbų tik tai turi laiko užsiimti tą visuomeninę veiklą. Bet jeigu per laikas rasta, kaip sakome, tą kontrkultūrą, kad žmonės, kurie yra visuomininkai, jie galėtų tapti profesionaliais visuomininkais, profesionaliais daugiabučių namų bendrijų pirmininkais, profsąjungų pirmininkais, bendruomenių pirmininkais ar aktyvistais, nebūtinai pirmininkais, ar liaudės žurnalistais profesionaliais, kad yra kiekvieną dieną nuosekliai dirbti ir kurti savo nepriklausomą žiniasklaidą, kam reikia laiko, išteklių. Ir viskas priklauso iš esmės nuo žmonių. Ar žmonėms to reikia, ar žmonės tą palaiko, ar jie to nori. Jeigu jie to nori, yra sutelktinio finansavimo platformos. Šiais laikais yra nesudėtingas, tai skirti po 3, po 5, po 10, kas kiek turi tų eurų. Ir per didesnį kiekį tai yra sudaro pakankamai nebloga suma, kurios gali žmonės pragyventi ir įsimti prasmingą visuomeninę veiklą. Nes
jeigu netapsime profesionalai, jeigu mes nežiūrėsime viską profesionaliai, tai mes ir turėsime tokį, toks plūduriavimas, tiesiog komentavimas ir būsim tik vėlgi uodegizmų užsiminėsim, stebėsim įvykius, kurie jau įvyko, juos komentuosime, piktinsimės, bet nesugebėsime keisti aplinkos. O taip norėtųsi tą aplinką keisti, bet tam, kaip ir minėjau, reikia žinių, resursų, noro veikti, noro bendradarbiauti. Ta, draugai, sau to ir palinkėkime. Ačiū, kad esate. Nepatingėkite spausti nykštukus, pasidalinkite informaciją, nes iš tikrųjų kanalo sklaida ganėtinai maža. Šiaip yra daug žmonių šitam kanale, tikrai yra aktyvi bendruomenė, nes tarkim įdedu vaizdo įrašą, jį pamato koks 1200-1300 žmonių ir aš matau, kad paspaudė patiktukus 500 žmonių. Tai yra nerealus aktyvumas. Tai reiškia, didžioji dalis žmonių, kurie pažiūri, jiems patinka, tai yra gerai, bet problema yra tame, kad peržiūrų skaičius yra labai mažas. Kad peržiūrų skaičius būtų didelis, reikia, aišku, kad jūs nepatingėtumėt pasidalinti savo socialiniuose tinkluose, nepatingėkit spausti patiktukus, parašyti komentarą, tada didėja algoritmai, daugiau tas didėja tas žinomumas, matomumas. Nes reikia pramušti tą tylos sieną, nes niekur kitur daugiau, iš tikrųjų, tokios informacijos turbūt nelabai išeis kur paskleisti. Tai va, draugai, ačiū, kad esate, junkimės į Telegramų grupės Liaudės žurnalistika ir Marius Jonaitis, kas galite prisijungti prie Patreonų ir iki sutikimo kitose vaizdo įrašuose. Iki.